Ne tik plauna, bet ir masažą daro. Really? Oh my god, come on! Really? Amazing. Patys net nežinom, kur mes varom. Aš negaliu žiūrėti į apačią. Į mane žiūrėti. Atvykome į Hanojaus oro uostą. Viskas mūsų sapos ir Vietnamo kelionė baigėsi. Keičiam kryptį. Pranešam iš karto, turbūt tada, kur keliausim į Tailandą. Skrydis bus į Bankoką, tai mūsų kelionė prasidės jau Bankoke. Ar pasiėmėm dar užkandžiukių, kad nepraalktume apie skrydį? Nes šiandien realiai visą dieną ir nevalgėm, nes nuo pat ryto važiavom iš Sapos autobusu į Hanojų, tada į oro uostą, tai tokio važiavimo buvo nemažai, bet ir viskas laiku, viskas sėkmingai visai, tai nes reikia pasilikti, kaip ir daug rašė, kad pasilikti daugiau laiko prieš skrydį, nes nebus tiksliai tiek laiko galbūt likę, kaip yra nurodyta, nes ir mes atvykom į savo stotį, tai dar nukėlė ilgiau, tai vėliau išvykom. Na tai žodžiu, bet nieko, viskas šiaip fainai, sėkmingai, labai patiko Vietnamas. Šiaip negaila man jį palikti, visai negaila, norisi traukti toliau ir ką mūsų laukia, kaip minėjau, Tailandas. Įdomu, koks ten gyvenimėlis. Aš tai labai patenkintas, nes dabar jau mėnesį pabuvęs Vietname, tikrai galiu drąsiai teikti, kiek buvau Tailande. Maistas vis tiek yra man yra skanesnis Tailando. Nuo patai iki mangos tik rais. Aš jau dabar jau svajoju, kada jos valgysiu būtent to šalį. Tai ką, laukiam skrydžio. Aš tiesiog noriu pažiūrėti kultūros, pamatyti, kaip žmonės gyvena. Ir aišku, pavalgyti, bet ten kažkaip atrodo dar svariau, dar įdomiau pamatyti dar vaizdų daugiau, pažiūrėti, kuo gyvena ir kaip gyvena patys tailandiečiai. Ir mes iš tiesų dabar keisim lokacijas rečiau, tai nes prasidės darbai. Jo, realiai nuo rytdienos pradedu dirbti. Tai irgi naujas etapas, kaip seksis prisitaikyti. Tai realiai 8 valandos iš dienos jau iškris keliavimą. Tai reiks labiau viską susistemizuoti, ką labiausiai norime pamatyti, nuveikti ir panašiai. Bet grafikas visai geras, nes realiai gaunasi tai, kad nuo ryto iki 13 valandos turime tą laisvą laiką, kurį šiaip Lietuvoje vakarą turėdavo. Tai visai skamba gerai, manau. Tai jau aplinkui turėsim laiko pamaršrutuoti, o po to jau lauks kita dienos dalis. Tai ką, jau susimatom turbūt Tailande. Iki. Atvykome į savo gyvenamąją vietą Bankoke, kurioje būsime visą savaitę. Šiaip viskas tikrai labai fainai atrodė tenais. Ilga kelionė mūsų visai laukia, visą dieną keliavom. Tai dabar apsižiūrėsim greitai, šiaip kambarys, sakyčiau, mažiukas yra, bet visai pakaks, tai ko reikia. Viskas kažkaip tvarkingai. Gražiai, turėsim ir langą, ir dienos šviesos, tai manau bus super. Tikrai bus labai neblogai. Bent jau kol kas man fainai po visų kruizų ir kita, kad kvapas ir tiek lifte, ir tiek čia einant visur kol kas labai skaniai. Ir labai faina būna. Tokia tvarkinga, paprasta, bet daug yra pasidėjimo. Šiaip po paskutinio labai gerai, kad yra atskirta dušas nuo tualeto. Tikrai. Aš manau, kad viskas labai neblogai bus ir eisim jau ilsėtis, miegoti, rytoj žiūrėsim, kaip gyvena Bankokas. Ja, ir to pačiu išbandysim pusryčius viešbučio. Ką, labanakt. Labas rytas. Mes atsikėlėm ir jau atvykom pusryčių, pirmų pusryčių į Bankoką. Tai, žodžiu, man tai po praeitos vietos, kur gyvenom Sapą ir ten nieko praktiškai negavom valgyti. Ir buvo žiauriai viskas normuota ir iš bakelių sriubos.
Tai čia dabar tokia buvo pasaka ir tiesiog norėjosi kiaušinio, daržovių, blynelių šiltų arba vaisių. Ir atrodo visi šitą, kas paprasta, taip, wow, ir taip vertinčiau viską, žiūri, kad kiek čia visko daug yra, kaip skanu. Ir jau laukiu, kad tai prisidėsiu, ko tik tai noriu. Bet norėsiu to visiškai paprasto maisto, lietuviško, žinai, praktiškai. Na, aišku, vaisiai tai ne visai lietuviški, bet tokio visiškai paprasto. Ir atrodo taip dabar vertini viską, kad wow. Atrodo, mūsų labai panašus pasirinkimai, tai dabar žiūri. To paties pasiilgam, žinai. Jo, šiaip tai labai kol kas džiaugiamės šitą viešbučių, reikia nepriskalbėti, aišku, bet aš tiek, kai vertinau 4 žvaigždučių viešbučio pusryčių meniu 3 žvaigždučių ir po to žiūri, kad prastėja, po to žiūri, ar apskritai kažką gausi ir toks, žinai, tik įsidedi maisto, kad būtų bent, opcija renkies tą, kad būtų bent kažkiek daugiau, kaip buvo paskutiniai sapos vietoje, tai dabar to pasirinkimo, gal nėra čia tų 3 stalų, 4 stalų. O ir nereikia, dabar svarbu bent vienas. Dievai, šiaip viskas maistas kvepia, čia šviesa lenda pro langą, pakankamai jauku, faina, kvapas, viskas kol kas čia labai gerai. Ir pasirinkimai labai tie, aišku, sakyčiau, tokie europietiški, nes yra tiek tos visi kumpeliai vištienos, tiek daržovės, tiek bendrai blyneliai, opcija, beje blyneliai, kol kas geriausia, ką mes čia matėme, yra tokia, va vėl, kadangi žmonės nemėgsta labai anglicizmo, matau komentarą centrum pašiai, tai kaip reiktų fluffy sakyti, tokie... Purus. Bet kartais, žinai, kai būna su to anglicizmu, tai žinai, kitą kartą gausi dar taip, kad jeigu būna parašytas tas angliškas žodis, tu ką perskaitai ir tau tiesiog, žinai, aišku, kartais tiesiog ir pasakai, faktas, kad taip. Bet... Iš vaisių gal labai daug to, aišku, pasirinkimo nebuvo, bet mačiau, mano mylimiausias vaisius dragon frutas yra, arbūzo, matau, prigriebė ar ne dar. Daržovyčių, kaip ir sakai, lietuviškai, agurkiukas, pomidoriukas, kukurūzų. Tai kas dar bendrai iš patiekalų, mano kiaušinienė yra, blynelės jau minėjom, pasiėmėm braškių ir apelsinų džemą, bet labai skirtingų, kas labai faina yra džemų, net yra, mačiau, kondensuoto pieno įsispaus, kurį galima, kas labai cool, galvoju, gal dėt ir nieko kitai dienai, bet labai faina, kad turi labai skirtingų. Pas tave, pas mane tas pats. Ir jo, iš esmės mačiau dar skrebutį, ne? Dar skrebutį pasiėmiau. Man atrodo, kažkieno kito pasiėmiau, kas pasidarė. Faina yra tiesiog kavos aparatai, kur pasirinkti. Wow! Bet realiai kaip kavos aparatas mes viešbučių, ką turėjome Vietname, nebuvo nei vienam. Šiaip reikėjo tą, kur įsipilti. Tai čia yra irgi kažkas. Man tai ir šiaip keista, kad pasidariau kavą tiesiog čia pati, žinai, nes mums tiesiog atneždavo ten ir kitą kartą labai įvairiai mes ten praeitoje vietoje, daug kas liko už kadro iš tikrųjų, bet kokių tik tai ten situacijų su ta kava nebuvo. Tai jo, čia net iš pakelio pasidaryti kavą ir pačiai išsipilti pieno, nes aš ne iš aparato dariausi šį kartą. Tiesiog, bet irgi jau buvau čia, wow. Man tiesiog, aš labai prisimenu, kai montuodavau paskutinis mūsų logus ir viešbučių būtent pusryčių meniu ir kai sakau, kad vis blogiau ir toks kartu supranti, kad jau gali būti ir labai blogai, ir ta prasme tu net nevalgysi pusryčių meniu, tai dabar kol kas net neragavęs, matyčiau, jau daug skanu atrodo. Einam, ragaujam. Lėkštės beveik pilnai užvalgytos, šypsenas abiejų veidas yra ir mes su Gabrielė kalbam ir sakom, ir tikrai, aš neturiu nieko skųstis, man visi ir kiaušiniai, ir kumpeliai, ir vaisiai, ir netgi sultis, nors jaučiasi, kad turbūt iš to trapako vis tiek manęs labai skanios. Mes dabar išvengiam, kad ir servietėlė yra, ir švara, žiūrim, čia tvarka, viską. Tokie dabar, kaip iš kokių džiuglių skrydžių, ar tokie džiaugiamės, atrodo, tais dalykais, kurie, aišku, norisi ir europietiškas viešbučias turbūt 3, 4, 5 žvaigždučių gausi, bet tikrai kol kas Bankokas labai tinkamai pasitiko su viešbučiais. Aš viešėjau Bankoke prieš metus
Tai irgi va dabar lyginom kainas, tai realiai pakilę 2 kartus, gal net link 3 kartų, šiaip kas keisti per tokį trumpą periodą, aišku, ir pas mus ir Lietuvoje kilo tos kainos. Bet jeigu reiktų pasižiūrėsim, aišku, ir kitose Tailando vietose, kaip ten yra su tais pačiais viešbučiais, bet atrodo kol kas, ką ir žiūrėjom ir ką va čia matom, tai ta kokybė yra, net irgi tų pačių 3 žvaigždučių viešbučiuose, nu, viskas yra kol kas čia labai, labai gerai. Ką, Gabrielė? Man tai irgi čia labai gerai, viskas tiesiog, aišku, čia nenorim dabar tokio vaizdo sukurti, kad buvo Vietname labai kažkas blogai. Tikrai nebuvo, ir viskas tikrai labai neblogai, bet mes tiesiog lyginam su paskutinė vieta Sapoje, kur papuolėm tenai su tokiomis aplinkybėmis. Ten vaizdais buvo gyvi, žinai, bet ne maistu kažkokio, ar ten pačiu tokiu pusryčiai, žinai. Ir švara, tvarkingumu viešbutį, tai va, tas yra, žinai, dabar toks didelis kontrastas, nes mes ten irgi praleidom praktiškai savaitę laiko Sapoje. Ir dabar, kadangi po jos atvykom čia, nu, tai man atrodo, wow, tiesiog viskas pelė kaip gerai. Bet ir labai, nu, dar kad dabar prieš labai tikrai yra svarbu tą dieną pradėti pakankamai tinkamai, kai tu ramiai gali prie kavytės apsitarti tą ir dienos planą, ką nori veikti. Ir jeigu pusryčiai bus arba labai prasti, arba, nu, tokie, kurie gadins tą nuotaiką, tai labai tą dieną dės, tai dabar kol kas tikrai norisi lėkti, apžiūrėti tą Bankoką, pajausti, kuo jis gyvena. Dabar mano plaukai visas pusės bandysiu pirmą kartą Azijos šalyse apsikirpti. Bent jau kol kas, kaip mačiau pagal Google Maps salonai, atrodo, bent jau čia artimiausia, kaip ir visai tvarkingai ir panašiai, pasižiūrėsim, ką iš manęs padarys. Svarbiausia, plikai neatkirpti, visą kitą visokiai. Gal kaip tik apkirps plikai, tai paskui ataug, žinai. Ilgą laiką galėsiu dasikirptat. Tiek. Ką, išjudėjome iš viešbučio iki mano kirpyklos apie 10 minučių, ar ne? Aha, lygiai 10 minučių, 700 metrų. Gabrielė žvengia iš pavadinimo, nes salonas vadinasi... Nu tai sakyk, kaip jau užsiminkai. Ruja. Pasižiūrėsime, aš kaip tik matau, kaip aš šitų dalykų pasilgau, kur va, ką tik išėjom keli metrai jau gamina ten kokį omlečiuką, dar kažką vietinę, kaip man labai patinka. O, žiūrėkit, tai čia vienas čia kirpykla. Kodėl tą tokią prašmatnę išsirinkai, galėjai? Ruja. Kokia graži. O, tuktukai. Jau bet čia seniai matyti. Bet šitie tuktukai kažkokie prašmatnesni ir didesni negu Šri Lankoje. Matai, Šri Lanka yra Šri Lanka. Čia tau ne Šri Lanka. Ne Bankokas, ne Tailandas. Ir aš negaliu patikėti, čia yra šaligatvis. Toksai platus šaligatvis ir kad motociklai nestovi ant šaligatvio. Nes realiai tiek ir Hojene, tiek Ho Chi Minh City arba Hanojui. Nu tai belie kiek buvo didžiuosiuose miestuose motociklo visur, kur benais ir ten praeiti misija neįmanoma kitą kartą. O čia eini ir gali dar, nežinau, 5 būtų. Čia kol kas prie mūsų viešbučio, tai aišku bus visai. Aš tave nuteikiu, kad bus ir kitaip, bet jo, ten realiai mums visur reikėdavo, visur kliūtis ir reikėdavo ieškoti ir labai saugotis gatvės, čia jau paprašiau. Ai, o gal ir ne? Pala, o čia? Jo, okei. Panašu, kad atvykom, bent jau matau, kad Aradža. Salonas bandom įeiti, slides. Oh, no. Paskambink. Hello. Hello, need a haircut. Yes? Hi. Yes, thank you. Thank you. Hello. Yes. For me, haircut. Yes, I need something. Wait, I will show you. Hi. Okay, say.
Yellow. Yes, I need a haircut, like something like this I'm doing in my country, so Okay. you can shorter? Yeah. Okay, good. What is the price for haircut? 400. 400. Okay, it's good. Okay. Tai apie 10 eurų, kaip ir kind of nice. Žiūrės. Čia man atrodo savinė, kad aš mačiau kiek iš nuotraukų per Google Mapsus, tai jį būtent labai gyrė. Matau, atėjo kaip tik po savo procedūrą labai jokinga, bet labai fain. But actually, I have reservation at Okay. 9. So, then I could go How about 10:30? 11:30. 11:30. Kaip, Gabrielė? Ir galvok, žinai, kiek tau ar užteks ar neužteks laiko Laiko? darbo. Nu, šiaip čia 10 minučių. Or let me check the Okay. next time. Okay. Perfect, thank you. Gal pavyks susiderinti anksčiau. Aišku, šiaip turbūt spėčiau apie darbą, nes čia kadangi 10 minučių kelio, tai kaip ir viskas ok. Žiūrėsim savininkas, gal pasistengs dėl savo klientų. It's okay? Oh, thank you. Yes. Okay, shampoo first. For Čia here? bus dabar? Aš nežinau, bet gal ar galva, ar kažką. Okay. I need to sit here? Yeah. Yes. Slide up. Yes. Slide up. Oh, left? your body. It's, Okay. man atrodo galva jie plaus. No, you- It's too much. Gulk. Okay. Tu tiesiog turi Okay, gulk. sleep- Gulk. Sleep on bed. Okay. Okay. Aš manau, kad tu dar turi ten. Slide down. Aha. Man, aš pats jausas, kad masažą, man tai, žinai. Gal dar? Ne, viskas gerai. Aš šiaip galvoju, kad, žinai, dažniausiai sėdint, gal tau. Čia pasijausta, šiek tiek. Ir apkloja. Bet šiaip kol kas jausmas, kaip ir su viešbučio klausytis, kad viskas čia faina, labai stengiasi, o pakeitė tą patį laiką, tai labai cool. Žiūrėsim, kas iš manęs gausis. Kaip patogiau, kai guli ir plauna galvą, ar kai sėdi? Kai guli, tai atrodo, kad gali lengviau užmigti, toks jausmas, žinai, dar šiek tiek, sakau, toks dalinai ne tik plauna, bet ir masažą daro. Bet žiauriai, Ir nice. kas yra, kada nes va irgi galvojau, ar galvą, žinai, aš vašku tepuosi, tai galvoju, ar asiplauti iš karto galvą, tai pasirodo, kad čia irgi, bent jau čia plauna galvą, tai galima jau su savo pipčiaškai iš karto ateiti, nebūtina įsiplausti galvą. Viskas išplovė galvą. Aha. Šiaip kosmosėlės, nes kokie 10-15 minučių vyko galvos plovimas, bet jis buvo ir su galvos, ir su kaklo masažu. Man čia iš karto tokia, žinai, jau kaip verslo idėja. Aš nežinau, ar barbershopuose daro kartu ir masažą, būtent galvot, bet manau, kad čia būtent labiau jų tas tipažas žiauriai faina. Toks dar atpalaiduoja tave prieš kirpimą. Koko? Black coffee Thai. Okay. coffee Thai. Black tea Thai. Okay, good. So, koko, maybe. Aš kavos pasiėmiau, tai Aš galės tiesą paragauti. Aš tiesą sakant, nežinau, čia man pasiūlė tą kokoso šokolado, kad plaukam kažką daryti ar gerti, bet įsirinkau kokosą. Mano buvo pati pirma mintis irgi, bet paskui atėjau dar išversti tas pats savininkas, tai pasiūlė tipo kavos tailandietiškos arbatos arba kakavos. Tai tau irgi tuoj paruoš kakavą. Eik, aš nežinau, čia yra už 10 eurų. Gabrielė pasiūlė savo kavą. Čia kaip paunuliui viską nešam, jau aš jau tiesiu ranką. Oh, you just arrived this morning? Yes. Where you It's from? at night, but we have only just breakfast and now going to the city, so it's first day. Hope you have a beautiful and wonderful time in Thailand. Thank you. Thank you. Thank you. Nu.
Aš laimingas. Aš dar neapkirpau, bet aš jau laimingas. Aš kaip jie kaip stengiasi, kaip daro, šita aplinka vėlgi. Tikrai labai, aš sakyčiau, nesinori sakyti šitą, kad europietiškas salonas, nes aš tikiu, kad Azijos šalyse, tam pačiam Tailandė yra tikrai labai ir gražaus interjero vietų, bet kadangi šitas labai arti ir taip kelių minučių, aš nesitikėjau tikrai, kad čia bus toks aptarnavimas geras ir taip faina, gera, kai tave kils. Antras plovimas. Aha. Tai ką, pakartotinis plovimas. Kaip suprantu, viskas link pabaigos. Išviesim, gal dar padarys kažkokią, nes kalbėjom kaip tik apie priemonės, tą patį net Goldwellą irgi žino. Sakau, ką naudoju, kad tą vaško kremą, pasižiūrėsim, kažką sakė, atitinkamų panašių turiu priemonių, tai žiūrėsime tiesiog, ar dar paformuos, ar reiks gal net po to ir įsigyti tų pačių priemonių, nes mano pačios jau baigėsi. Aš matau, kad ir mūsų kirpėjai irgi plauna dabar galvą plaus, nes buvo visas išdažytas. Žodžiu, grožio diena visiems. Čia matau, visi pasiskirstę darbais, vieni plauna, kiti kerpa, kiti džiovina. Kiti kavą ruoš. Nu, žodžiu, pilnas personalas visko. Kaip jautiesi? Šiaip labai gerai. Esame įdomu pasibandyti kitoj vietoje, kaip tokios detalės labai fainos atsiranda naujos, ką tai galvoju, norėtųsi iš savo šaly. Tai aišku, kava visai kitokia, tai pasirinkimai, yra kosmosas. Tada tas masažas galvos kaklo irgi yra nauja. Aišku, normalu, jie ir priemonės turi skirtingas, tos pačius šampūnus ir kitus irgi labai smagu pajausti, įsibandyti juos. Bus labai įdomu, nes ilgą laiką teko atrasti savo tą plaukų fiksavimo priemonę, įdomu, ką jie naudoja iš šito, kaip pasakyti, kosmetikos priemonių. Pasižiūrėsim. Yes, I'll do. Ieškat pinigėlių, laimingas, patenkintas. Nu, pasisuk. Pasisuk. Kažkur veda jum. Kažkur mus veda. Sako, kad antram aukšte kažką pasirengsi. My boss, he is Ken, her name Ken. Really? Oh my God, I'm come gonna on, man. Really? Amazing. My boss from you. Oh my God, thank you my so God. much. It's our first mango sticky rice. Oh my God, amazing. Can't be better, can't be better. Thank you. You are the best place I ever been. Oh my God, thank you so much. Oh my God, amazing. The best beginning in Thailand, oh my God. Nu, meilė, kalbėjome apie mango sticky rice. Geras. O mes tiesiog užklausėm, kurioje vietoje čia arti mūsų namų yra skaniausi mango sticky rice. Ir aš mačiau, kad nuleikė tas vienas vyrukas, kuris tą plovė galvą pirmasis. Ir aš galvoju, negi čia gali būti, nes biškį taip sutapimai ir iš tikrųjų parodė. Žinai, ką parašė? Welcome to Thailand. Thank you for being here in our salon. Hope you have a wonderful time and lots and lots of smile. Ruja salon. Kaip miel. Kiek dar pinigų jiems reikės palikti? Žiūrėkit, ir mango tikrai toks, kokį įsivaizduoju, standartinis, tiesiog mango šalia ryžiukai, padažiukas susipilti ir to kavytas atnešė mūsų. Geras. Nu, meilė, ar gal pati pirma? Nu, to, tarsi, kaip galim. Tai reikia, pirmą, ką to reikia padaryti, padažiuką užsipilti ant, realiai reiktų ant ryžių. Jo. Okay, thank you very much. Thank you. Atnešė dar daiktus.
No No, need, no, no it's need, for you. no need, Sorry, no no, need, no, no no. need, oh my god. Thank you so much. Thank you. Ir šitus, o kas čia? Šitus uždėk gali net, gali ir ant vaisių, ir ant ryžiuko. Šiaip jo, ant ryžiuko dažniausiai būna taip. Labai viskas teisingai. Kaip žinant, padarė viską. Jėto, pirmas mangas tik įraisis ir dar čia taip iš vietinių rankų. Tiesiai salonė. Tobulo. Aš dar prisimenu, tai aš sėdėjau laukiau, kol toj kirpom. Man užkliuvo akis, kaip ir pirmą minėjau, kad ateina su mangais, žinai, ir ryžiais. Ir galvoju, negi taip gali būti. Ir matau pasikvietį, matyti, kad supjaustytų moteriškai, žinai, kažkuriam. Ir čia mes tokio... Čia yra per darbą. Aš taip stulbės. Nors ne pradžia, belia kaip geram. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye. Best experience. Amazing. Hope you have a great time here. Thank you. Have a wonderful day in Thailand. Thank you. you. Wish you the best. You're amazing. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Amazing. Thank you, guys. Bye. Bye. Žiūrėk, taip nerealiai, žinok, neįsivaizduoju, kaip gali tai būti. Nu, Imk va kavytę. super. Atrodo tokie smulkus dalykai, bet jie yra iš tikrųjų tokie dideli. Ir net išsinešiau raščiuką, nes yra žiauriai miela ir aš jį parsivešiu. Vaikščiodami apylinkėse, tai pamatėm parkelį, tokį žiauriai žalią ir labai daug gėlių, matau priekį, tai labai faina tarp biškį pavėsiuko praeiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo parkelis pas jus. striksa visur tiesiog ant žemės, net nesklaido, vaikštinėja. Bet čia man taip jauku visur ir gatvės ir visur. Šiaip Tailandas tikrai nebuvo ta vieta, į kurią aš labai norėjau ir labai svajojau nukeliauti. Taip, žinoma, kad norėjau pamatyti, bet nebuvo, kad ten labai svaigčiau, netgi dėl Vietnamo labiau svaigau. O dėl Tailandų paplūdimių? Tai taip, gražu, bet nežinau kodėl, bet dar net apie kitas vietas labiau svaigau, bet man čia taip gera, man čia taip patinka, nors realiai tik labai paprastus dalykus pamačiau ir tas gatvės, bet man kažkodėl labai gera čia. Ir aš visiškai net nesitikėjau, wow. Žiūrėk priekį, kaip atsiveria visos spalvingos gėlytės. Ir kaip sutvarkyta švariai viskas. Na, šapakus. Kaip gražu ir kokios gėlytės gražios. Nu, jo pavėsiuko gal čia ir nėra, bet bent jau gražu tai labai. Amazing. Gal net reikia ir nuvaryti dabar? I think we will go now. And this is on that way. That's weird, yeah. Yeah, but it shows like go that But here. this one, go, you go to here. This one here. Here. Back Buddha tourist information export standing Buddha na 1 day 60 baht na 60 baht na okay to Black Buddha information tourist and export center and standing Buddha and anywhere in Bangkok 60 baht 60 baht? yes for 1 day Okay. thank Okay, you thank you. Nice. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, Hello. Hello. Tiesą sakant, mes net nežinom, kur važiuojam. Tiesiog varom kol kas. Kaip manai, Gabrielė pirmas nuveš? Kažkaip sakė, kad ten eiti į turistų centrą, nusipirkti ten tuos bilietus kažkaip vienos dienos. Tada dabar čia šventės pas juos kažkokios Festivalis, yra. kaip Festivalis. Ir į porą ten tų objektų. Ir sakė, čia už mus už 50 jų tų pinigų suvežios, visur, kur norėsi. Rimtai, net ne vieną vietą, aš galvoju, kad tiesiog nuveši Tipo, tą. ne, aš kaip supratau, tai ne. Nu, okei, pasižiūrėsim.
ką išleido pirmoji mūsų stotelė, atspėjo prie kažkokio šventyklos, ne? Taip, mes net nebūtumėm gal jos tiesiog radę, nes čia važiavom visokiais keliukais. Šiaip kas man taip nefaina, nes aš neturiu, aš negalvoju, kad mes dabar varysim į šventyklas ir aš neturiu rūbų, tai man biškai... Aš spėjau, kad duos tau apsisiaust ten kokį sijončiką ar dar kažką, dažniausiai tai būna tokiose vietose. Nu jo, bet reikia surasti, aš jau apeisiu, žinai. Biškai pasirodo net ne ten, mes vaikščiom tik po kapus pasivaikščiom, mums rodo mūsų tuktuko vairuotas, kad žvengia ir rodo, varykit jūs į kitą vietą, nu tai mes einam dar čia, jeigu čia sakė. Good luck. Good luck, what do you do? Lithuania. Lithuania. How long you stay Thailand? For 1 month. Yeah. Veža mus į antrą stotelę, pasibuvom pirmoji šventykla, žiūrėjom, kas toliau. Patys net nežinom, kur mes varom, bet pagal tai, kaip čia mus atveža, aš tikrai nemanau, kad mes nebūtumėm važiavę. Tai čia labai įdomu, gerai ir tekiau. Nu, atrodo, panašu atsivedė į turistų centro, ką pramogas veikti. Nežinau, ar mes čia norim. May I help you? Hello. กล้องอีกต่างหากหมู How can I do for you? Ok, tai sustabdė mūsų tuktuko kelionę, nes turėjom tokį biškį nemaloną, sakyčiau, incidentą. Mūsų ta vadinamoji turizmo gidė, kuri antroji stotelė buvo, ar ne? Čia labai buvo nemalonė ir teko pasišalinti ir, man atrodo, reikėjo pasišalinti anksčiau, nes realiai ją išklausėm. Tu gal Gabrielė pasakysi, kaip... Nu jo, nu tai tiesiog buvo aišku situacija ir čia, žinai, reikia prisimti šito vietų ir mums atsakomybę, kad mes taip, žinai, pasidavėm maždaug pavažinėti per objektus, tam tikrus tuktukų už tą vieną sutartą kainą. Ir dar mums ten prigydė, kad čia važiuokit būtinai turizmo tą centrą, dabar atostogos, kaip tik va čia nuolaidos yra 20 kelių procentų, 25 procentų suteikia bilietam ten ir panašiai viską į priekį. Išsibukinkit, nu ir mus nuvežė. Ir realiai, dabar senu galvom, tai bent pasikalbėsim, gal tikrai, gal kažkokius ar pervežimus, ar čia, kad ir kelių dienų tuos pasivažinėjimus, nu maža ką, nu ten, ką žinau, gal kažką, žinai, žmonės, kurie dirba pardavimuose, nu tai turėtų, žinot, kaip ką pasiūlyti, įsiūlyti, žinai, bent kažkokią tai paslaugą arba kažką, žinai, nu, kuri galbūt ir mums pasvarščių, žinai, tikrai būtų tinkama ir sakytumėm, davai darom. O tai mes ten atėjom, žinai, ir tipo, maždaug gal kažką pasiūlysit, ką čia pamatyti. Tai kaip jau užsipuolimus, tai jūs jeigu ateinat, jūs turit žinot, ko norit, turit man pasakyti, ko norit ir tada nusipirksit, tada, žinai, aš jau pasimečiau. Iš vis dar ten iš vis, tai ką jūs čia veikit, jeigu jūs nežinot, ko norit. Nu, aš dar ten taip gražiai bandžiau kažką sakyti, kad tai mes atėjom pasitart, kažką gal jūs pasiūlysit, žodžiu. Nu, ten jai labai, žinai, tipo, tai klausau, tai sakyk, žinai, maždaug. Ir paskui dar jis sako, ir aš paskau, mes paskui būsim Patajoj. Ir sakau, galbūt ten kažkokius persikėlimus į salas galima būtų užsibukint, ten kažką salose paveikti.
Jis taip jau pradėjau, tai jeigu tu čia turi 2-3 dienas laisvo laiko kalbėti apie visas salas, tai galim, žinai, ir kažkaip jį dar irgi tintar. Ir dar paminėjo dėl savo laiko, kad ten, kažką žodžiu sumalė. Na, galim čia vos nesėdėti ir šnekėti, o mes tokie susižvalgėm, sakom, gerai varom. Ir nieko net nesakė, neatsisveikinom, nei ten kažką ir viskas. Nu, bet žodžiu, tokia labai mandra ir labai jau tokia naglekė. Tai atrodo, žinai, gali atsikirsti ir gali, žinai, čia pradėti draskytis, bet atvykus pirmą dieną į šalį tą kažkaip mažiausiai norėtųsi susikapoti, žinai, ir ten maža kas, kaip paskui išvartytų ir paskui galim turėti patys daug reikalų, tai atsistom, išėjom ir viskas. Na dabar, kadangi turiu pietų pertrauką pagal Lietuvos laiką, tai mangos tik ir aisiu išbandėm, norim išbandyti ir patai. Tai keliaujam visai netoli vietą, užmatė Gabrielę, čia kiek apie nuo mūsų viešbučio. 8 minutės kelio. Ja, tai jau dabar 3 beliukų. Jau turėtum tuoj būti vietų, šiaip tikrai daug vietų, kur yra patai paragauti, tai reikia tik tai atrasti ir įsirinkti, kas turi, kas fainiausia. Čia ir Gabrielė, panašu, taip, ne? Jo. Raimiai. Keliaujam? Keliaujam. Keliaujam, paragauti. Hello. Kaip noriu. Pirmas atkeliavo passion fruit, sultytės. Taip aš jau norėjau su tokiu Paragau, kokteiliu. atsigaivint. Gerai? Žiauriai gerai. Realiai galima bus valgyti šitus dalykus ir gerti. Ką, atnešė labai ilgai lauktą patajų ir jis jau atrodo labiau kaip standartinis patajus, nes kaip valgėm Vietname ir buvo kiaušiniai, čia yra toks fusion dalykas. O jis turi taip atrodyti, turi matyti visus ingredientus ir atrodo, kad viskas labai skaniai. Pasižiūrėsiu, paragausiu, labai pasiilgau šito, tiesą sakant, patiekalo. Vietname ragavom, bet reikia pačioj tėvynė patajo Tailandė paragauti. Ir yra beje opcijos su vištiena, vegetariškas, kai mes pasiėmėm su vištiena, kaina čia jo yra 3 eurai. Dar matau, laimo yra, tai davai įsispausim šiek tiek. Va to, ko ir norėjau. Ir šiaip jis turi pakankamai šitas aštrumo, kas yra labai nice. Nėra tik tai tas saldumas, bet yra ir aštrumas. Ką ragauju, šiaip iš tiesų turėjo būti su vištiena ir krevetėmis, nes galima buvo pasirinkti ar vegetarišką įmam, ar su vištiena. O jau krevetės ir taip įeina, bet čia gausi taip, kad mes gavom ir vegetarišką, ir su vištiena. Svarbiausia paragau pačių noodlesų, čia va esminis dalykas. Man jos, nežinau, taip keisti kaip sūris koks. Bet čia visiškai toks skonis tų pačių makaronų, negu mes valgėm Vietname tailandiečių. Man jie daug skanės. Tas teisti dalykas. Labai karštam. Nenoriu anglicizmų varduoti, bet nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, kai labai skanu ir tiesiog seilės varva. Labai gerai. Ką, pirmasis patajus Tailandė. Įveiktas? Jo. Aš tai žiauriai laimingas, realiai. Taip, aš realiai Vietname, taip skatyti, atvirai sakant, nevalgiau ir patajus sukirtau labai greitai. Ir dar Gabrielės pusę partijas paėmiau. Taip, dabar gerai, man tokias laimė galėsiu grįžti ramiai į darbus, pasibaigti dieną. Jeigu taip ir toliau, tai aš būsiu labai laimingas Tailande. Tikrai žiauriai skanu, man irgi labai patiko, visai arti mūsų namų buvo. Ir dabar irgi dar prasijom visai kitą pusę, tai pamatėm, kad iš tikrųjų labai geroj vietoj gyvenam. Nėra labai daug veiksmo, bet yra tikrai kur žinai, matom ir turistų ir visko, žodžiu, ir maisto ir gėrimų yra. Tai, žodžiu, amazing, labai fain. Labas rytas, pas mus taip planai keičiasi kas minutę iš tiesų Bankoke būnant. Mes planavom varyti į po šventyklą, labai populiarią, bet išsikvietėm taksą, važiavom link ten ir paskui kažkaip su taksistu išsikalbėjom,
pasikalbėjom, kad nelabai gal ten net ir verta, nes dabar atostogos yra Tailande, kainos yra žiauriai išbrangę visko ir ten mes tik neįję, ką pamatysim, tai gulinčią Budą. Nu, kaip ir gražu, faina galbūt, bet ar verta tiek daug mokėti ir tenais dar galiu ką važiuoti, tai nusprendėm tiesiog prie savo namų, visai netoli sustojom, sakom, davai čia varom, apsižiūrėsim architektūrą, pačių šventyklų ir kas ir yra įdomiausia iš tiesų. Tai nusprendėme ekspromtu tiesiog išlipti iš taksi ir čia pasivaikštinėsim, čia šis net žmonių nėra, dar aplinkui tvarkosi, tai manau bus įdomu, nors aišku, kai mes čia prie patėjimo sakė, kad į vidų neįeisim, nes uždaryta ir tik 2 valandą atidarys. Tai nežinau, gal kitą kartą galėsim ir į vidų nueiti, jeigu labai norėsim, bet dabar pasižiūrėti aplinkui, manau, visai pakaks. Iš tiesų ir kaip keista, kad matyti, kad tiek daug žmonių dirba prie vieno pastato. Wow, mes jau vakar praeidami pamatėm, tik tai buvom visiškai neapsirengę, o dabar jau pasirūpinau į šventyklą ir kelnes ir užsimesti marškinukus. Tai vakar taip ir pabijojom čia užeiti iš tiesų. Ir čia vat, galima dar, man atrodo, aš nežinau iš tikrųjų, bet čia gal pačių vienuolių tokios vienutės, ne vienutės, kaip čia įvardinti šitą žodį, bet kad jie tiesiog gali ten medituoti ir būti su savimi. Visgi viena šventykla iš šitų pastatų yra atidaryta, tai apsirengiau ir einu pasižiūrėti. Žodžiu, buvau dabar bairis. Aš einu ten, vaikštinėjau ir dar buvo kita moteris, žvalgėsi ten. Ir dar šalimai buvo kaip ir prižiūrėtoja, matyt, bendros tvarkos. Ir paskui išeinant, jau sako, tipo, 70 batų, žinai, tipo. Ir aš galvoju, tai čia gal buvo mokamas įėjimas ir gal aš nesusimokėjau, ir gal reikia susimokėti. Aišku, aš jau būčiau ten įėjimus ir davus, bet ta kita moteris. Ir aš kažkaip paklausiau, ar čia tipo, tai nemokamas įėjimas. O kita moteris ten, ta, kuri buvo su savo grupe, sako, it's free. Ir taip, žinai, paskau, gerai, žinai, ir ta paskau net nieko net nebesakė. O pasirodo, tai ji net ir neprižiūrėtoja buvo, kaip aš maniau. Jie netgi paėmė ir išėjo užsidėjus batus, kaip ir visi, pro tas duris ir viską. Nu, vat, sukūrė tokį įvaizdį, žinai, žmogus, kuris atrodo kaip vietinis, kaip prižiūrėtojas, galimai, toks, žinai, pastatytas. Ėjo, išėjo ir viską būtų susirinkus pinigus. Prisimeni mūsų, kai tuktukais variantas, irgi sakė, kad kaip apsauginis Lietuvos ten šventyklos ir kažką. Tai čia irgi reikia kaip dėmesį, kad jeigu sakys, kad čia už šitas vietos pasikliauti. Ne, reikia. Apskritai, logiškai neturi sakyti. Taip. Tai yra tiesiog įėjimo, jau prie pat įėjimo kažkokia, žinai, ten tipo tiketų bilietų uždavimo vieta. Ir paskui jau ten tą užduoda, tai jau kažkam parodo ir viskas, o ne čia tiesiog, žodžiu, gyveni ir mokaisi. Ką dabar atkeliavom su taksi, turbūt vieną populiariausių Bankoke esančių pramogų, tai Bankoko Skywalkas, kuris leidžia iš 314 metrų pasivaikščioti ant stiklo pastokai esančią paskutinėme aukšte, tai pabandysim. Aukščio kaip ir neturi didelės baimės, Gabrielė gal šiek tiek didesnė, pasižiūrėsim, ar faina, ar įdomu, ir verta. Kadangi pastatas šiaip labai aukštas, tai labai skirtingų panašu įėjimų yra į vietą, dabar mes kaip tik ieškom, o panašu čia kaip tik turėtų įėjimas. Ką, mūsų liftas? Aš jau bent jau mačiau, kai youtuberiai irgi filmavo, kad jis labai toks išmanus, rodo visą kaip tik Skyview, kai būtent kylam į aukštą. Kaip suprantu, aukštas yra 74, tai visai aukštai. Bus labai įdomu pasižiūrėti, per kiek laiko atkils, nes aš kai buvau Dubajuj, Burj Khalifa, kurio aukščiausiam pastate, tai ten realiai per kokias gal 10 sekundžių pakilo į tą patį aukščiausią, kuris dar aukštesnis. Tai įdomu, ar Bankokas irgi labai greitai užkilsim į tą. Jaučiasi iš karto slėgis, kaip oro uoste, man jau net ausis užgulė.
atrodo vieną žingsnį žengsi ir papulsi tiesiai ant žemės. Laisvą skrydį turėsi. Čia kas labai svarbu, kad būtų švarūs langai, matosi, šiek tiek yra to tokio nešvarumo, tai jaučiasi, kad yra tas stiklas, bet būtų dar įspūdingiau, jeigu visada tie langai būtų pilnai taip nuvalyti, visiškai blizgantis. Tai užkilome 78 aukštą, labai įdomi yra tie tokie, kaip čia poilsio vietos padaryti, toks man net paplūdimio vaibas čia viršutiniame aukšte, spalvų daug, geltona, balta. Realiai, manau, tikrai ieškosime čia kokios ir kavytės paieškoti. Jeigu yra staliukai, jeigu yra kur pasėdėti minkštai, tai manau... Va jau matau, nes yra restoranai, tai nueinam tą išbandyti Skywalką ir eisim kavytės kartu. Čia labai cool. Reikia dar prieš einant užsidėti tokias ant batų apsaugas. Nežinau, čia gal, kad neįbrėžti stiklo ir šiaip, kad gal saugiau būtų. Kažkaip nužengia. Nu, atrodo labai aukštai. Eisim žmogus, gerai. Jausmas šiek tiek neįprastas. Tikrai yra skirtumas negu Dubajuje, Burj Khalifa einant. Vis dėlto tu matai tą vaizdą tiesiai į apačią. Ir labai įdomu, kai net mašinos matosi, kaip važiuoja. Man toks šiek tiek primena GTA žaidimą, kai buvo iš viršaus tas vaizdas ir tu matai, kaip mašinytės tiesiog važiuoja. Tai čia labai tas pats jausmelis, pabandysi atsigulti. Dabar tu beveik irgi vienas. Padaryti angelą. Čia vis tiek smagiau vaikščioti tiesiog jo. Bet aš nustebau realiai, nežinau, aš tikrai irgi šiaip turiu pakankamai tą nemažą aukščio baimę, bet čia aš jos visiškai nejaučiu. Žiūrint į apačią, aš nejaučiu jokios baimės. Realiai mes labiau turbūt aukščio baimę jautėm, kai buvom Sapo ir matėm ant tos rankos lipom ir ten tas aukštis buvo toks baisesnis. O čia jis realiai tu kažkaip susilieji ir visiškai jokio baisumo nėra. Šiaip labai tikrai, mums labai pasisekė, kad nėra šiandien tiek žmonių, tu laisvai, jokių eilių realiai nebuvo, mes galėjom iš karto eiti, tai čia turbūt, nežinau ar vienkartinis atvejis, bet turbūt visai mums pasisekė, nes kaip atrodo, bent jau kas filmavo būtent šitą pramogą, tai rodė, kad labai didelis žmonių kiekis, tai čia kol kas nėra daug. Gerai, Gabrielė, pabandyk. Tikiuosi, man panika neprasidės. Aš nenoriu. Žinok, nebus labai tai baisu. Patikėk. Ne, Nebus baisu. Imk už. nu jo, tai imk už rankos, kur. Aš nežinau. Nežinau, man kažkaip... Nebus baisu, tikrai, Gabrielė. Man jau baisu, tu man sakai, kad nebus baisu, nu tai apie ką galva eina, Paulius. Aš nežinau, ar aš biškai bijau gal. Biškai apsipras. Ką einam kartu su Gabrielė, duok ranką, pabandysim. Meilė kartu, mes galim viską kartu. Aš negaliu žiūrėti į apačią. Į mane žiūrėk, meilė. Gerai, jau atsistojau, tau dabar gerai. Viskas. Atsisėdam dabar? Ne. Aš atsisėdam. Atsisėk su mane. Ai, Atsisėk su mane. Atsisėk. Aš nežinau, čia Atsisėk. savižudžiai Žiūrėk į mane. žmonės neturi ką Nu, dabar, gyvenime matai, veikt. ar baisu? Bet aš jau įsivaizduoju, Ką kad įsivaizduoji? jau jis trūksta šitas stiklas ir aš jau krentu ir aš tiesiog tai išjaučiu. Nu, žodžiu, įveikiau. Ką prasėjom, eisim ieškoti kavytės. Aš tai šiaip žiauriai bijojau, aš iš karto įsivaizdavau, žengdama žingsnį, kad jau tas stiklas įtrūkinėja ir aš jau krentu į apačią. Aukštis tikrai labai didelis, tu viską matai, tai dar ta fantazija didesnė, nes visiškai yra kita, kai tu per stiklą čia matai, o visai kas kita, Galima kur dabar tu... apsisukti. Visai kas kita, kai tu tiesiog žengi, tai man buvo žiauriai baisu, bet...
Pavyko nugalėti tą baimę ir tiesiog, žodžiu, buvo žiauriai įdomu ir faina. Man šiaip labai keista, nes irgi aš aišku prisimenu tą pačią Burj Khalifą Dubajuje ir galvoju, bandau prisiminti emocijas, kaip būnant ten ir matant tą dar aukštesnį aukštį. Man kažkaip, kai yra labai aukšta, atrodo, ta baimė dar yra šitoje vietoje man kažkaip mažesnė, nes atrodo, man bent jau saugu. Tai, va, tarkim, aš sakau, kai Sapoj buvo, aš ten jaučiausi labiau nesaugus negu čia, kai yra tas stiklas ir kiti dalykai. Ir tas grožis, aišku, man tikrai, jeigu čia, žinai, lyginat ar miesto grožis, ar ką mes Halongbėjai matėm, tai normalu, kad ten gražiau. Bet tai, čia kitaip. Vis tiek, 21 euras, nėra, aišku, kosminiai pinigai. Pajausti tą miestą iš aukštai faina yra tikrai. Matau, yra telefono būdelis, įdomu, ar telefonas veikia ar ne. Man yra noras visada patikrinti, ar veikia priemonės, kurios yra pasidė, ar čia tik tai butaforinės dėl grožio. Negirdžiu jokio signalo. SOS. Ir mygtukai nepasispaudžiu. Deja, butaforija.